Ką tik tai girdėta Evangelija pagal Luką, 1 skyrius 26-38 eilutė, mums gerai žinoma, tai tokia evangelinė klasika, kai švenčiame kokią tai vieną ar kitą šventę, iškilmę, dėkodami Dievui už jo motiną, mergelę Mariją. Štai šitas pasakojimas, kaip arkangelas Gabrielius, Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, į tą Nazaretą, jis prakalbina šią mergaitę, ten vyksta pokalbis ir daugiau mažiau mums, kurie dažnai skaitom Dievo žodį arba lankotės mišiose, tai yra girdėta istorija. Yra vienas toks nedidelis skirtumas žinoti ir suprasti. Mes žinom daug dalykų, mes žinom šią istoriją, mes žinom šį tekstą ir vis dėlto klausimas, ar išties suprantame. Šiandien ryte brevijoriaus metu su broliais meldėmės ir skaitome iš pirmo laiško Korintiečiams vieną tekstą. Buvau nustebęs. 30 metų skaitau tą patį tekstą kiekvienais metais ir šiandien nušvito. Sakau, geras. Žinojau tą tekstą, ką tik dabar atėjo supratimas, ką Viešpats norėjo pasakyti. Pasidalinsiu ir su jumis tą gerąją žinią. Mūsų užduotis žiūrėti į Dievo motiną ir pasimokyti iš jos tam tikrų dalykų. Kaip jau minėjau, kas man iš to, kad kažkam prieš porą tūkstančių metų pasisekė, jeigu man pastoviai nesiseka. Taigi, mėlyjeji, Viešpats mus padrasina ir sako, pirmas dalykas, labai svarbu žinoti savo tapatybę, nes būtent ką daro piktasis blogis, jisai stengiasi tavo tapatybę šiandien pakeisti, ištrinti ją, pakeisti tavo istoriją. Taigi, svarbus faktas yra tai, buvome sukurti kaip ir Dievo motina, mergelė Marija, be nuodėmės. Adomas ir Ieva, pirmasis žmogus ir jo žmona, jie buvo nekaltai sukurti. Ieva, jeigu žinote, aišku, jinai negimė, jinai buvo sukurta, bet jinai buvo mergelė, kaip ir mūsų mergelė Marija. Tačiau atsitiko taip, kaip atsitiko, jiems reikėjo išlaikyti vadinamą laisvės egzaminą ir jie juos neišlaikė. Žinot, kas yra laisvė? Laisvė, kai duoda Dievas, jinai visada yra su atsakomybė. Negali suklysti. Jeigu yra egzaminas, tada neišlaikysi. Tai nebuvo sunkus egzaminas, jie galėjo tai padaryti, bet, kaip aš jau minėjau, tikriausiai Viešpats leido, kad taip įvyktų, nes šiandien negirdėtumėm apie mergelę Mariją. Aleliuja. Taigi, jie nupuolė. Jie pasakė Dievo tvarkai ne. Ir pasekmės yra tokios, mes visi, brangus broliai seserys, gimstam su ta gimtąja nuodėme. Po mūsų pirmųjų tėvelių nuodėmės. Ir kaip sako tas laiškas Korintiečiams, apaštalas Paulius įkvėptas šventosios dvasios mus primena, sakydamas, kad kai per vieną žmogų, per vieno žmogaus nuopolį nuodėmė prasiskverbė į mūsų visų tapatybę. Jūs puikiausiai žinote, apie ką aš dabar kalbu. Mes nenorime daryti nuodėmių, bet jinai kažkaip gudriai mane visada suranda ir prilaužia vienoje ar kitoje vietoje. Dabar toks yra techniškas, technologinis žodis. Tas blogis naudoja vis kitus algoritmus. Kaip protingai pasakiau, net pas nustebau, kad tokį žodį pavartojau. Tai tie vadinami algoritmai, kurie pastoviai keičiasi, todėl net negalvokit, ne mūsų žmogiškam proteliui susitvarkyti su šito reikalu.
Ir Viešpats sako, taip kaip per vieno žmogaus nuodėmę nupuolė visa žmonija ir mes gimstam su ta pradinė nuodėmė, mums reikia krikšto sakramento, reikėjo mums Jėzaus, kad Jėzus numirtų už mus. Tai per vieno žmogaus teisumą, per vieno žmogaus ištarta tebūnie, kaip ką tik girdėjau, mergelės Marijos ištarta tebūnie man, kaip tu pasakai, per jos taip, visi nuopelnai sugrįžta man ir tau. Aleliuja, nežinau, ar kaip jūs džiaugiatės, aš labai. Įsivaizduojat? Kai per vieno žmogaus nuodėmę atsidūriau bėdoj ir kažkas jau trynė rankas, taip kaip šiandien pasaulio turtingieji, galingieji trina rankas, kada čia mus vėl su kokiu nauju įstatymu prigriebs ir vėl, žinai, sukiršins tautą. Aš pasako, žmonės, nepergyvenkit, turiu geresnį variantą. Su mano mama turėkit reikalų, įsisuksit. Ir mergelė Marija pasako taip, ir visi pragaro algoritmai tie vadinami, jie netenka galios. O čia taims geroji naujiena. Kaip jau minėjau, taip, mes esame nusidėjėliai. Tai yra istorija. To aš negaliu neigti, to negaliu kol kas užmiršti, kol esu čia žemėje. Bet visada prisimenu, kad yra mama, mergelė Marija, kuri pasakė taip ir per jos ištartą taip esu daugiau negu nugalėtojas. Per jos ištartą taip ateina Dievo sūnus Jėzus Kristus ir jisai per savo gyvenimą, per savo kančią, per savo pralietą kraują mane išlaisvina. Viešpats siunčia tau žinutę, kaip rašo apaštalas Paulius laiške Efeziečiam. 1 skyrius nuo 3 iki 12 eilutės sako, noriu jums priminti, kad viešpatyje Jėzuje esame Dievo nuosavybė ir mes esame taip sukurti, kad būtume šventi ir nekalti jo akivaizdoje. Štai tavo misija. Jums kas nors sakė, kad jūs esate sukurti būti šventi ir nekalti Dievo akivaizdoje. Aš galiu drąsiai pasakyti, tu ką, viešpatie, juokauji? Tiek metų vienuolyne ir vis man nesiseka. Bandau būti savo jėgom ir šventas ir nekaltas, kiek kartų atsikeliu vis tas pats nusidėjėlis. Bet Viešpats, jis nepasakė man, tavo atveju, Pauliau, tau nepasisekė, bet va, visi kiti kretingoje yra malačiai. Jiems pasiseks. Ne. Viešpats sako, nebijok. Nepakeičiau savo nuomonės. Tave sukūriau, kad būtum šventas ir nekaltas mano akivaizdoje. Kad ir tu būtum nekaltai pradėtosios mergelės Marijos nuopelnų dalininkas. Finalas. Ką galim padaryti realiai? Užduotis yra tokia. Misija tikrai įmanoma. Visi esame pakviesti padaryti tai, ką tu gali padaryti savo gyvenime. Štai jūs esate, kai kurios esate moteris, mergaitės, merginos, vaikai. Yra jūsų tarp ir vyrų, vaikinų, berniukų, vaikučių. Mes visi esame pakviesti padaryti štai tokį paprastą veiksmą. Priminsiu, ką sakė apaštalas Paulius. Kai per vieno žmogaus nuodėmę įsibrovė į visą visuomenę ir visus užkrėtė blogių, tamsa, liūdesiu, depresija, tai per vieno žmogaus gerą darbą, klusnumą, Viešpats atkovoja visą tai, kas buvo blogio užimta. Nežinau, ar girdite mane, bet ar suprantat? Tai yra pergalės kodas, tai yra Dievo algoritmas. Darykite gerai ten, kur tu esi. Jūs, kurie esat jaunimas, mokiniai, padaryk gerai namų darbus.
nesukčiauk, nenusirašyk. Maži vaikučiai, ką gali padaryti, mamos, va tą momentą paklausyk jos, jeigu jinai paprašė. Vyrai, moteris, savo pareigose, gerai atlikite savo pareigą. Vyrai, būkit vyrais ir vyriškai elkitės. Moteris, mylėkite savo vyrus. Moteris taip pat būkite modeliai pagal mergelę Mariją. Ten, kur esate, darykit meilės darbus. Ką galit, va čia ir dabar. Kiekviena tavo mažytė pergalė yra man išsigelbimas. Jūs įsivaizduojat? Vat jūs taip einat, matot kažkoks taip, pavyzdžiui, nežinau, žmogui reikia padėti ir tu kaip, nežinau, moteris, kuri turi tokį jautrumą didesnį. Tu pagelbėjai kažkokiam tai bomžiukui, dar kam nors. Patikėk, tai yra šios dienos žygdarbis. Jį reikėtų rodyti per visas pasaulio žinias. Pagaliau 1-0 mes laimėm. Kažkas gerai atliko savo darbą. Taigi, susikaupiam, mergelė Marija parodė gerą kelią, visada Dievui sakykit taip, o velniui sakykit ne. Ir gyvensit. Amen. Aleliuja.